Labadiena lietuviai, šiandien parodysiu sekančią savo laidą LT kompai. Ir jūs išmokinsiu ne tik papkę ikonkės keisti, bet ir visokių programų, pavyzdžiui MP3, MP4, va tokių visokių. Tai pirmą reikės su šitos programėlės. FileTap-Man. Va čia jūs matėte užrašą. Bet kai atsisiunčia šitą programėlę, jums reikia dabar rasti ikonkių. Tai va, aš jums įdėjau descriptioną su va tokiom visokiom ikonkiam. Man jas labai patiko, aš jį prisisiunčiau. Tai va. Dabar pasileidžiu šitą programėlę. Aišku, kad spaudžiat jas. Va, jums turi pakrauti va tokią lentelę su tokiam visokiom tais failais. Apie kuriuos kai kuriuos aš net niekada negirdėjau. Pavyzdžiui, pričom čia RC arba RA. Šiek labai keisti yra. Bet dabar aš jums tokius pagrindinius. Tai pavyzdžiui, tai surasim iš ikonkių. Va, VMA paimsime. Va šitą ikonkę. Taškelis VMA. Ir Find Next. Va. Ir jums vat rado. Čia parašyta, čia dar kažkokias nesąmonės. Čia kam priklauso. Tipas. Tai jums dabar reikia tiesiog ant jos paspausti. Ir čia išmeta labai daug kažkokių nesąmonių. Čia dabar parašyta įprasta ikonkė. Jūs galite aiškiai pasikeisti. Vat apie šitą ir eina kalba. Pavyzdžiui, šitą tritaškį. Ir jums pakrauna va šitokią lentelę. Čia ikonkės. Kai keičiate papkės ikonkę, tokių jūs nerasite. Čia kitokie. Tai va dabar naršyt. Va, man jau iš karto žino, kur visas ikonkės. Va, įsirinkau jau seniai. VMA ir Open. Ok. Viskas. Dabar jau žino, kokia bus įprasta ikonkė. Paspaudžiat Ok. Tuoj perkrauna. Dabar kol kas nesimato. Po kurio laiko matysis. Tai. Naują paleisim. Klaidą padariau. Surasti. Ir va, jūs matote, kaip jinai atrodo. Taip neleidžia pažiūrėti, tai va. Jūs tiek matote, kad jau kitaip atrodo negu įprastai. Tai va, jūs išmokinau šiandien, tai laikinkite, prenumeruokite, klauskite, jeigu turit klausimų tenais apačioje komentaruose. Dabar viso gero.